Kime tada kalbėjom su Romu, kaip daryti, ar dramatiškai, ar biurokratiškai, bet matyt, abiem būdais teks kalbėti apie krizių komunikaciją. Tai turbūt klausimai vis tiek patogiau bus gal pasibaigus pirmajai daliai. Skaidysim mūsų pristatymą į dvi dalis. Pirmoji dalis yra apie daugiau krizių komunikaciją, antroji dalis bus labiau apie valstybės reakciją į informacinius incidentus ir dezinformaciją. Ir trečioji dalis įvairių pavyzdžių apžvelgimas. Tai aš manau, po pirmos, antros ir trečios dalies padarykime klausimų atsakymų sesijas. Tai jauskitės laisvai, rašykite klausimus, su Giedrės pagalba bandysime juos visus atsakyti. Tai bandom dalintis statymu. Taip, turbūt matosi. Taip, kolegos, tai sveiki dar kartelį. Trumpai šiandien apžvelgsim krizių ir ekstremalių situacijų komunikaciją. Aš esu Darius, kartu su manim kolega Romas, taip pat mūsų Stratkomo komandai krizių valdymo centre yra analitikės Ada ir Ema, ir mūsų komanda yra atsakinga už dvi sritis. Tai yra krizių komunikacija ir atsakai į dezinformaciją. Tai trumpai biurokratinė dalis pradedant, kada įsikūrė krizių valdymo centras, tai veikiame beveik 2 metus. Pradžia buvo 23 metų sausio 1 diena, prieš tai priimtas krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas, kuris pakeitė nacionalinę ir saugumo struktūrą ir atliepė į pasaulyje vykstančius įvairius procesus, buvusias krizes, kalbam apie COVID ir be abejo Rusijos agresyvę politiką aplinkinių valstybių atžvilgių. Tai krizių valdymo centras buvo įsteigtas vyriausybės kanceliarijoje. Esame kanceliarijos sudėtinė dalis tam, kad turėtume įgaliojimus ir be abejo komandą veikti sklandžiai tiek ekstremalių situacijų, tiek krizių metu. Ir iš esmės krizių valdymo centras atsakingas yra už ekstremalių situacijų valstybės mastų valdymą ir krizių valdymą. Bet mokomės kiekvieną dieną ir ekstremalių situacijų savivaldybėse, iš ypatingų įvykių ir kitų incidentų. Tai labai džiaugiamės, kad jau esame suformavę įvairių sričių ekspertų komandas, tiek analitikų, tiek planavimo srityje, be abejo, ir komunikacijos. Tai matote skaidrėje, kurioje institucinės sąrangos vietoje yra krizių valdymo centras, ir kas yra labai svarbu pažymėti, kad mobilizacijos metu prieš karo paskelbimą krizių valdymo centras kartu su mobilizacijos departamentu tampa valstybės mobilizacijos operacijos centru, kuriam vadovauja vyriausybės kancleris, o krizių valdymo centro vadovas ir mobilizacijos departamento vadovas, jie tampa VMOKO pavaduotojais. Mobilizacijos centras, jis yra atsakingas pirmiausia už pagalbą visuomeniai, piliečiams, skelbus mobilizaciją, prieš įvedant karo padėtį ir taip pat teikia visą reikalingą pagalbą Lietuvos kariuomeniai pasiruošti tinkamai atsakyti į priešiškus veiksmus. Kokie pagrindiniai NKVC uždaviniai? Krizių valdymo centras neatsirado nuo nulio, prieš tai vyriausybės kanceliarijoje veikia grėsmių prevencijos grupė. Ir didesnis pavadinimas, bet jau istorija, tai iš esmės mes turėjome ir paveldėjome ir senas užduotis, ką privalome įgyvendinti, taip pat yra suformuotos ir naujos užduotis, ir kodėl mes esame šiandieną čia, tai viena iš užduočių yra valstybės krizių strateginės komunikacijos koordinavimas. Krizių, ekstremalių situacijų, be abejo, šiai dienai mes padedame įvairiom institucijom valdyti ir ypatingus įvykius, ir didesnių gaisrų komunikacija, oro taršos ir taip toliau.
Krizių valdymo centras atsakingas yra už grėsmių stebėseną ir vertinimą. Tai gal skamba grėsmingai, bet iš esmės grėsmės gali būti įvairios. Kaip vienas iš pavyzdžių yra pastarųjų dienų įvykis susijęs su rusų laivu, kuris veža trąšas, kuris buvo prisišvartavęs Norvegijoje ir staiga nei iš šio nei iš to sugalvojo, kad jis nori atplaukti į Klaipėdą, čia išsikrauti trąšas ir remontuoti laivą, nors prie poliarinio rato šiuo metu iki Lietuvos 7 paros turbūt plaukimo. Jo, jeigu galima, mikrofonas būtų galima išsijungti. Čia nereikia. Aha, ačiū labai. Tai vėlgi įvertinti, ar gali laivas toksai su trąšomis, kuris gali sprogti taip, kaip buvo Beirute prieš keletą metų. Krizių valdymo centras pateiks savo išvadą ir net nebijoju, kad toks laivas į Lietuvą nebus įleistas. Taip pat krizių valdymo centras atsakingas už grėsmių prevenciją, svarbių objektų apsaugos koordinavimas ir mačiau, šiandien yra daug dalyvių iš viešojo saugumo tarnybos, tiek su vidaus reikalų ministerija vykdome šias užduotis. Be abejo, yra tokie uždaviniai kaip valstybės rezervas, kuris būtų naudojamas mobilizacijos arba karo metu, savanorių jėgų pasitelkimas ir pratybų organizavimas. Kaip veikia krizių valdymo centras? Tai 3 pagrindiniai padaliniai: situacijų centras, analizės biuras ir planavimo biuras. Situacijų centras veikia 24/7 režimu. Jame deleguoti ir situaciją monitorina įvairūs pareigūnai iš skirtingų tarnybų. Turime ir policijos, ir priešgaisrinės apsaugos departamento, ir sienos apsaugos tarnybos, ir kitų institucijų kolegas, kurie turi ilgametę patirtį stebint įvairią informaciją, vertinant rizikas, grėsmės. Ir iš situacijų centro informaciją gauname tiek mes, NKVC, tiek įvairios kitos institucijos, kurios reaguoja į vieną ar kitą ypatingą įvykį. Analizės biuras vertina pažeidžiamumus ir poveikį. Planavimo biuras iš tikrųjų turi sukaupęs duomenų bazę, kaip kiekviena krizė, ekstremali situacija buvo valdoma ir gali pateikti schemą, planą, receptus, kaip vieną ar kitą ekstremalią situaciją suvaldyti kaip galima greičiau. Statusai, kokiu parengties lygiu dirba centras. Alfa yra statusas žalia, kai situacijų centre dirba vienas budėtojas ir turim pagalbininkus, kurie budi iš namų ar iš kitos vietos. Tai yra įprastinė mūsų veikla. Bravo, padidintas lygis budrumo, pavyzdžiui, prieš rinkimus, kai galimas įvairios kibernetinės atakos. Esame turėję, ir Charlie lygis vienintelį kartą kol kas centro gyvavimo istorijoje buvo, kai turėjome NATO viršūnių susitikimą praėjusių metų vasaros viduryje, kai padidintos visos yra pajėgos ir krizių valdymo centre buvo visi atstovai iš visų institucijų, kurios rūpinosi, kad NATO viršūnių susitikimas Lietuvoje praeitų kuo sklandžiau. Kaip informacija patenka į krizių valdymo centrą ir kur nekeliauja toliau? Žinome, kad kiekvienos krizės metu ypatingai svarbu turėti patikimą informaciją, kad ją turėtų tiek institucijos, kurios vykdo krizių valdymą, tiek tą informaciją būtų galima pasidalinti su gyventojais ir kitomis institucijomis. Tai mūsų situacijų centras gauna informaciją iš visų Lietuvoje veikiančių situacijų centrų, tokių kaip policijos, sienos apsaugos tarnybos ir kitų situacijų centrų, taip pat ministerijų ir tarptautinių partnerių bei kitų institucijų. Apdorojęs šią informaciją, situacijų centras iš karto ją dalyjasi su už komunikaciją atsakinga grupe, taip pat, aišku, planavimo biuras ir analizės biuras. Įsianalizavę informaciją ir su pasiūlymais, kaip veikti, kaip reaguoti, yra informuojamas ministras pirmininkas, kancleris, NKVC vadovas ir kitos atsakingos institucijos. Taip tariant, yra sukurtas algoritmas, kaip informacija įvykus vienam ar kitam įvykiui patenka į
tiek krizių valdymo centrą, tiek į strateginės komunikacijos grupę ir išties įdomus yra darbas tuo, kad tu niekad nežinai, ar gali sulaukti naktį skambučio, ar gali sulaukti kažkokios informacijos, į kurią reikėtų reaguoti. Tai vienas iš įdomiausių, ko gero, darbų šalyje ir tikrai dirbo tie žmonės, kurie yra pasišventę Lietuvai ir neskaičiuoja valandų, kada palikti darbo vietą ir kada ilsėtis. Tai labai trumpai apie mūsų operacijas, kuriuose dalyvavome. Matote pakankamai skirtingą spektrą įvairių įvykių, kuriuose vienaip ar kitaip dalyvavo krizių valdymo centras. Tai nuo magistralinių dujų sprogimo prie Latvijos sienos, tik pradėjus centrui veikti, iki įtariamo padegimo Ikėjoje, už kurio greičiausiai slypi Rusijos spec tarnybos. Iš įdomesnių įvykių būtų galima paminėti Afrikos piratų įkaitų operaciją, kurios metu svarbu buvo iš komunikacinės pusės kalbant ne nuspręsti, kaip komunikuoti, o išlaikyti visą operaciją paslaptyje iki tol, kol mūsų 2 Lietuvos piliečiai bus paleisti į laisvę ir saugiai pasieks namus. Iš esmės tai truko apie, jeigu teisingai prisimenu, gal mėnesį, gal šiek tiek daugiau ir visos operacijos metu, nepaisant to, kad dirbo labai daug institucijų, pradedant policiją, baigiant užsienio reikalų ministeriją ir tarptautiniais partneriais, informaciją pavyko išlaikyti paslaptyje, tačiau pačiame pike išlaisvinimo, kai jau įkaitai turėjo būti paleisti, vienas iš giminaičių pagrobtojo sugalvojo išsakyti savo mintis ir rūpestį socialinėme tinkle Facebook ir tai truko labai nedaug iki to, kad tie žmonės, kurie buvo įkaitais, į Lietuvą negrįžtų. Tai ką noriu pasakyti, kad institucijos tikrai moka valdyti situacijas, moka išlaikyti konfidencialumą, ir kartais tiesiog ir patys gyventojai turėtų suprasti, ir mes esame atsakingi visi už tai, kad gyventojai suprastų, kokia yra komunikacijos svarba, informacijos svarba ir kad jos nepateiktų priešams tuo metu, kai to negalima daryti. Kaip minėjau, NATO viršūnių susitikimas, vienas iš didžiausių renginių Lietuvos istorijoje. Tai buvo gera treniruotė visoms Lietuvos institucijoms ir iš esmės NATO viršūnių susitikimų metu gimė krizių komunikacijos algoritmai, kuriais vadovaujamės dabar. Piliečių evakavimo iš Izraelio atvejį aptarsime turbūt statymų ir mūsų dialogo pabaigoje. Ir į ką svarbu dabar atkreipti dėmesį, tai yra Rusijos informacinės atakos ir provokacijos. Kaip žinote, jau nuo vasario mėnesio Lietuvoje vyksta įvairūs nekonvenciniai, greičiausiai Rusijos inicijuoti veiksmai, pradedant tokiais elementariais dalykais kaip partizanų kapų išniekinimas, dažų apipilimas, taip toliau, iki tokių reikšmingų įvykių ir pasauliniam kontekste, kaip Rusijos opozicijos atstovų užpuolimas Volkovo, kai jisai buvo sumuštas Lietuvoje, siunčiant signalą tiek Lietuvos visuomeniai ir tarnyboms, tiek turbūt ir pačiai Rusijos opozicijai. Be abejo, girdėjote apie gaisrą Ikėjos prekybos centre, o taip pat, jeigu stebit pasaulinę žiniasklaidą, žinote apie gaisrus vykusius tiek Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose valstybėse. Ir visos mūsų partnerių saugumo tarnybos indikuoja, kad tai yra galimai Rusijos užsakymų įvykdomos atakos, kurios yra planuojamos ir jų vykdytojai ieškomi Telegram kanaluose. Tai iš esmės šiek tiek perėjom į dramatiškesnę fazę, kur norime pasakyti, kad turime būti budrus, turime mokintis, kaip reaguoti į vienas ar kitas situacijas ir kaip Dalia Bankauskaitė sakė, visuomenė iš esmės yra atspari įvairiems grėsmėms. Ekstremalių situacijų metu mes mokame
susimobilizuoti. Tiesiog labai svarbu pateikti aiškę informaciją, ką kiekvienas gyventojas turėtų žinoti. Ir tą algoritmą netrukus aš jums pateiksiu, ką naudoja mūsų kolegos iš Jungtinės karalystės ir kokios rekomendacijos yra kiekvienam iš jūsų, kaip savo institucijoje turėtų būti surėdyta komunikacija įvairių krizių ekstremalių situacijų metu. Kaip ir minėjau, mūsų strateginės komunikacijos grupė krizių valdymo centre atsakingi už 2 kryptis. Tai viena iš jų yra būtent komunikacija krizių metu, taip pat bendradarbiavimas su užsienio partneriais, ir kolegė iš CPO minėjo apie planų sudarimą. Tai tikrai pagelbėsime, visada kreipkitės, kaip susiplanuoti savo komunikacinius veiksmus krizių metu. Taip pat šiuo metu yra rengiama ir tikimės iki metų pabaigos jau turėsime komunikacijos strategiją nacionalinio saugumo srityje, apimančią 3 fazes, tai yra pasirengimo, krizės valdymo ir padarinių šalinimo. Ir kita labai svarbi yra dalis, už kurią esame atsakingi, tai yra kova su dezinformacija, dezinformacijos daromos žalos prevencijos ir mažinimo priemonės ir valdžios institucijų atsako į dezinformaciją koordinavimas. Kolega Romas, kuris yra vienas iš vyriausybės nutarimo kūrėjų, papasakos, kaip informaciniai incidentai yra vertinami, pagal kokius kriterijus ir kaip nusprendžiama reaguoti į vieną ar kitą informacinį incidentą ar dezinformaciją. Komunikacijos veiksmų algoritmai, kuriuos jūs dabar matote, turbūt beveik visos institucijos gavo šitą planelį praėjusių metų sausio-vasario mėnesį, kuomet startavo krizių valdymo centras. Tai vienas iš pirmųjų buvo mūsų prašymų įvairioms institucijoms ir priminimų, kaip pasikeitus instituciniai santvarkai ir pradėjus veiklą krizių valdymo centrui, kokiu būdu komunikacija yra valdoma ir kas už ką atsakingas. Tai įstatymiškai iš esmės krizių valdymo centras komunikuoja ir perima visą komunikaciją ekstremalių situacijų valstybės mastu metu ir krizių metu. Ir tokiu atveju visa komunikacija privalo būti suderinta kiekvienos institucijos su krizių valdymo centru. Jeigu mes kalbame apie mažesnio lygio ekstremalią situaciją ar įvairius įvykius, mes išties prašome institucijų pasidalinti informaciją, kurią jie planuoja komunikuoti, vien tam, kad mes esame sukaupę didelę duomenų bazę, kaip kiekviena institucija komunikavo panašiais atvejais, kurie atvejai pasiteisino, kurie galbūt sukėlė daugiau klausimų. Ir be abejo, jeigu mes kalbame apie savivaldybės, kurioms iš esmės ir buvo pradinė mintis dar kartelį surengti mokymus šiais metais, tiesiog paprašyti, kad suprastų vieną dalyką, kad ekstremali situacija savivaldybės mastu, jinai gali sukelti paniką ir visoje Lietuvoje, įvykus vienai ar kitai, sakykime, gamyklos kažkokiam vienam kitam incidentui. Taip pat ekstremali situacija iš vienos savivaldybės gali persiduoti kitai savivaldybei ir po kiek laiko virsti valstybės lygio ekstremalia situacija. Ir kadangi krizių valdymo centras yra atsakingas už krizių prevenciją, tai manome, kad bendromis pastangomis su jumis, derindami informaciją, kurią platinam visuomeniai, mes galime užkirsti kelią didesniai panikai, žmonių skambučių antplūdžiui į bendrąjį pagalbos centrą, jo užlaužimą ir taip toliau, ir taip išvengti liūdnesnių pasekmių. Perinant prie dabartinių algoritmų, kaip mes veikiame įvairių krizių metu, prieš save matote operacijos NATO viršūnių susitikimo metu išdirbtą modelį, kaip priimami sprendimai, ką mes komunikuojame. Ir kas komunikuoja? Iš esmės buvo sukurtos 2 pagrindinės ministerijų ir atsakingų institucijų grupės. Viena iš jų yra strateginės komunikacijos ekspertų grupė, į kurią įeina kolegos iš ministerijų, tarnybų, kariuomenės ir kitų atsakingų institucijų, kurios dažniausiai dalyvauja valdant krizes.
ir be abejo analitikų komanda. Analitikų komanda tai yra tie žmonės, kurie stebi dezinformaciją, stebi informacinius incidentus, kurių tikrai netrūko NATO viršūnių susitikimo metu, kurių mes dabar sulaukėme vos ne kiekvieną dieną, agresyvėjant Rusijos veiklai prieš Lietuvą ir kitas valstybės. Tai sukurtos kelios signalo grupės, tai iš esmės jau einame prie praktinių patarimų, kurias programėlės galima naudoti daugiau mažiau saugiam ryšiui. Tai tie žmonės, kurie Lietuvoje dirba su komunikacija institucijose, jie turėtų turėti įsidiegę savo telefonuose signal programėlę, kurioje esame mes ir kiti mūsų kolegos ir labai patogu informacija. Tai informacija tiek iš situacijų centro, tiek iš analitikų komandos patenka visada į strateginės komunikacijos ekspertų grupę, kurioje per 15 minučių esame susitarę, kad teikiame pasiūlymus, kaip reaguojame į vieną kitą incidentą ar dezinformaciją. Ir per 15 minučių priimamas sprendimas, kas komunikuoja, kokią žinią komunikuoja ir perdodama ta žinia atsakingam žmogui, kuris tą informaciją išplatintų visuomeniai. Ar tai komentuoja institucijos vadovas, ar ministras, ar premjeras, tai mūsų pasiūlymai iš ekstremacinės grupės būtent ekstremalių situacijų metu ir patenka tiem žmonėm, kurie atsakingi vėliau už veidą įvairių ekstremalių situacijų metu. Be abejo, vėliau vyksta priemonių analizė, kurios priemonės pasiteisino, kurios ne, ekspertų vertinimas ir tolimesni veiksmai, pasirengimas kitai panašiai ekstremaliai situacijai ar krizei. Todėl tikrai kviečiame dalintis savo klausimais ar savo abejonėmis, kaip komunikuoti vienu ar kitu atveju. Mūsų kontaktai bus pateikti žemiau, vėliau ir tikrai turime įvairių pavyzdžių, ką galima daryti, kaip daryti, kad žmonės gautų patikimą informaciją. Šios dienos strateginės komunikacijas, kalbant apie nacionalinį saugumą, tai matote, kad yra sukurtos jau ne 2, o kelios grupės ir kai kas iš jūsų jau dalyvauja šiuose grupėse. Turime nemažai atstovų iš savivaldybių ir tikrai džiaugiamės, kad vis geriau ir geriau vyksta komunikacija su atstovais savivaldybėse. Tai jeigu labai, kaip minėjau, turime analitikų komandą, kuri stebi dezinformaciją, strateginės komunikacijos koordinavimo darbo grupė, kuri įvairių krizių metu, atliepiant Lietuvos poziciją dėl įvairių informacinių incidentų ir panašiai. Tai ši grupė dirba kartu su akademikais, nevyriausybinėm organizacijom. Džiaugiamės, kad Lietuvos šaulių sąjunga aktyviai įsitraukia į mūsų veiklą ir tai yra labai didelė pagalba visai valstybei, atremiant priešiškas informacinės atakas. Taip, savivaldybėse iš tikrųjų džiaugiamės, dar kartelį paminėsiu, kad yra tikrai ekspertai komunikacijos srityje, kurie dalinasi savo įžvalgomis signal grupėje ir esant vienoje kitai kriziniai situacijai, mes online režimu galime pasitarti, kokią informaciją pateikti gyventojams, kad iš vienos ar kitos krizinės situacijos mes turėtumėm kuo mažiau nuostolių. Na ir vienas iš mūsų, ko gero, svarbiausių kanalų ir grupių yra atskira signalo grupė su pagrindiniu Lietuvos nacionaliniu žiniasklaidos priemonių redaktoriais. Ir turime su jais susitikimus, off the record, tai yra tokie neskelbtini susitikimai, kurių metu informuojame žiniasklaidos priemonių pagrindinius vadovus, savininkus, kokių grėsmių gali sulaukti Lietuva, kokią informaciją gali pasidalinti ir atskiros tarnybos valdančios, daug informacijos iš tarptautinių partnerių, iš savo įžvalgų analizių. Ir esant kriziniai situacijai, esant dezinformaciniams atakoms, mes turime tiesioginį ryšį su redaktoriais ir bet kurio paros metu galime informuoti apie realią situaciją, paprašyti pagalbos
ir paneigti arba patvirtinti vieną ar kitą informaciją, kurią valdo žiniasklaidos priemonė. Komunikacijos modelis mobilizacijos metu, jeigu mes kalbame apie dieną X, kuri geriau neįvyktų, bet turime būti jai pasiruošę, tai labai aiškus yra informacijos teikimo pasidalymas tarp Lietuvos prezidentūros, vyriausybės ir Lietuvos kariuomenės. Tai mobilizacijos metu Lietuvos prezidentūra ir prezidentas teikia informaciją apie svarbiausius politinius sprendimus. Krizių valdymo centras kartu su kanceliarija ir kitomis ministerijomis atsakingi už komunikaciją gyventojams, kaip jiems reikėtų elgtis siekiant išvengti kuo didesnių nuostolių ir kur slėptis, ką daryti, kur yra teikiama pagalba maistu ir kitomis priemonėmis. Na, Lietuvos kariuomenė be abejo mūsų visus džiugins komunikacija apie savo pasiekimus mūšio lauke ir kaip priešas bėga iš Lietuvos. Tai pagrindinis yra toksai algoritmas mūsų dienai X. Ir dabar labai trumpai dar kartelį apie tai, ką kalbėjome, kuo mes galime būti naudingi ir savivaldybėm ir kitom institucijom. Tai yra gerosios ekstremalių situacijų valdymo praktikos. Turėjome įvairių įvykių ir ekstremalių situacijų, kurias valdėme vienas geriau, kitas blogiau. Iš to turėjome pamokų ir žinome, kaip kitą kartą, ką galima daryti geriau arba ko nedaryti. Labai svarbu yra vieninga savivaldybės ir institucijų komunikacija. Kaip minėjau pavyzdį prieš tai, Lietuvos mastu įvykdyta hibridinė ataka prieš Lietuvą. Ir buvo keli tūkstančiai skambučių ir laiškų apie užminuotas mokyklas. Ir ta skirtinga komunikacija, kad ir neilgą laiką jinai šiek tiek įnešė neaiškumo mokiniams. Todėl mums labai svarbu, kad tiek savivaldybės atstovai ir vadovai, tiek institucijos, kurios vykdo gelbėjimo darbus, padarinių šalinimo darbus, kalbėtų vienodai ir informaciją teiktų vienodai gyventojams. Ir šioje vietoje tikrai džiaugsimės, jeigu galėsime prisidėti ir suderinti komunikaciją jūsų savivaldybių kartu su kitų įstaigų ir valstybinių įstaigų ir institucijų ir tarnybų komunikacija. Taip pat galime pasiūlyti savo, kaip minėjau, informavimo kanalus. Tai yra tiek mūsų nuolatinis ryšys su redaktoriais ir žiniasklaida. Taip pat galime inicijuoti informacinių pranešimų procedūrą ir perspėjimo procedūrą gyventojams, kad jie gautų informaciją operatyviai savo telefonuose. Na ir be abejo, jūsų pateikta informacija, kaip jūs galvojate komunikuoti, kokią informaciją skleisti, padėtų ir kitiems šalies gyventojams tinkamai pasirengti didesniai krizei. Praktiniai patarimai įvykus kriziai, tai yra 5K krizių komunikacijos metodas, kurį naudoja ir Britai, su kuriais mes kartu rengiame komunikacijos strategiją Lietuvos. Tai pirmiausia, ką svarbu pažymėti, kad informacija turi būti trumpa, aiškiai suprantama. Tai visada svarbu iškomunikuoti ir kaip Dalia sakė, tiesiai atvirai, kas yra šiuo metu žinoma, ko nežino tiek valstybės institucijos ir ko nežino gyventojai, ir tai įvardinti, kas yra nežinoma. Pažymėti, ką daro valdžios institucijos, kad gyventojai būtų saugus. Be abejo, visada yra svarbus patarimai ir rekomendacijos, ką turėtų daryti visuomenė. Ir visada svarbu nurodyti, kada bus žinoma daugiau informacijos, kada ji bus atnaujinta, kad gyventojai neliktų informacinėme vakuume ir žinotų, kada tikrintis vienus ar kitus žiniasklaidos ar kitus kanalus, kad gautų tinkamas rekomendacijos ir jos būtų laiku. Kaip komunikuoti? Nuosekli ir reguliari komunikacija, patikimi informacijos šaltiniai ir skleidėjai. Visada, nors pastaruoju metu vis sakome, kad ta tradicinė žiniasklaida, jinai įgauna vis mažiau, sakykime, reikšmės, vis dėlto mūsų apklausos rodo, kad įvykus vienai ar kitai ekstremaliai situacijai,
gyventojai tikrintųsi informaciją tiek institucijų oficialiose svetainėse ir tikrai nepatingėkite tą informaciją visada nuolat ten atnaujinti ir skelbti, tiek ir žiniasklaidos priemonėse. Ir visada įspėkite gyventojus, kaip ir prieš tai 5K krizių komunikacijos metode pažymėta, ko mes nežinome ir kad ta informacija gali keistis, todėl tikrai prašome sekti įvairius šaltinius, oficialius šaltinius ir jeigu pasikeis rekomendacijos, jomis vadovautis. Tai iš esmės mano dalis turbūt baigta, dar turėsime Romo prezentacijos dalį apie reagavimą į dezinformaciją ir informacinius incidentus. Tai turbūt po šitos dalies gal būtų naudinga pereiti prie klausimų atsakymų trumpos sesijos. Arba jeigu nėra klausimų, mes galime tai padaryti vėliau. Dariau, žinokit, gal aš turėčiau tokį klausimą, nežinau, gal retorinį, tikrai nesu komunikacijos ekspertė, galbūt ar ne, kaip dauguma prisijungia, bet man klausant jūsų tikrai viskas labai naudinga ir svarbu ir daug labai sužinojau, bet man gal iš tikrųjų įdomu, vat institucijų daug ar ne prisijungia, bet dabar nuo ko pradėti, jeigu neturi ar ne kažkokio tokio pirminio plano stipraus ar ne, dirba pagal situaciją, aš tikiu, kad tai būna ar ne, gyvenimas yra. Tai kur ateiti, tarkim, vat institucijoms, atstovams, žmonėms, naujai pradedantiems dirbti komunikacijos ekspertams sektoriui, ar pas jūs gali ateiti, pasitarti, jūs pakonsultuotumėt, man gyvenimiškas toks klausimas. Tai Giedre, mes ko gero su jumis ir pradėjome visą bendravimą su viešojo valdymo agentūra dėl to, kad esame įsitikinę, kad komunikacijos svarba ypatingai krizių ekstremalių situacijų metu yra viena iš svarbiausių dalių. Todėl todėl su jumis kartu ir kūrėme mokymo programas tiek naujokams, kurie ateina dirbti į valstybės tarnybą, tiek ir vadovams, kurie turi suvokti komunikacijos svarbą. Tai atsakant į jūsų klausimą, kaip sužinoti, tai aš manau, kad kartu su jumis sukursime tos mokymo modelius ir kiekvienas padėjęs valstybės tarnyboje ar institucijoje darbą, jisai bus supažindintas tiek su institucinė struktūra, tiek su tuo, kaip veikia algoritmai įvairių krizių metu. O kalbant apie planus ir pasirengimą, tai krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymai, čia šiek tiek biurokratiškai, bet yra labai aiškiai nurodytos institucijos, kurios turi turėti pas save krizių ar ekstremalių situacijų valdymo planus. Tai iš esmės jos turėtų būti pasirengusios ir jos tikrai, žinau, rengiasi ir savivaldybės, ir kaip minėjau, Vilniaus savivaldybė viena yra iš tų, kurios turi tikrai stiprų planą ir pavyzdį, bet be abejo, jeigu kyla klausimų, kaip jį pasirengti, tai įvairios institucijos, ministerijos, tiek vidaus reikalų ministerija, krašto apsaugos ministerija galėtų patarti, kaip viena ar kita institucija patarinėja, kaip viena ar kita institucija turi būti pasirengusi. Bet kalbant apie komunikaciją, tai taip, tam ir mes esam krizių valdymo centre. Tiek mes tam ir darom dabar šitos mokymus, kad žinotume, kaip reikėtų elgtis, kaip komunikuoti ir, sakau, mūsų kontaktai yra prieinami, tai visada prašom mielai rašyti, skambinti, padėsime, ko galėsim. Klausimas yra, visų institucijų atstovai gali prisijungti prie jūsų komunikacijos tinklo, gal jame periodiškai dalytis naujienomis, rekomendacijomis. Taip, Ramūnė, atsakymas yra, nežinau, iš kurios jūs esate institucijos, bet, kaip minėjau pradžioj, niekad mes nebuvom pagalvoję, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija galėtų būti ta institucija, kuri dalyvaus krizės valdyme, bet pasirodo gali. Tai taip pat kalbant ir apie kultūros institucijas, dienai X atėjus, kaip išsaugoti kultūrinės vertybės ar kitas vertybės. Dėl to vyksta ir pasitarimai ir visa kita, mes tikrai negalime šią dieną atsakyti, kuri institucija tikrai niekad nepatirs kažkokios tai, ar kibernetinės atakos, dezinformacinės atakos ir panašiai. Tai tikrai susirašykime po mokymų ir nuspręsime kartu, ar jums tikrai verta
dalyvauti tose signalo grupėse. Iš esmės, atsakant į klausimą, ar ten dalijamės rekomendacijomis ir naujienomis, naujienomis ne, rekomendacijomis, kaip komunikuoti kiekvienu atveju taip, tai siūlyčiau tiesiog susirašyti su mumis ir mes nuspręsime, ar jums verta ar neverta būti vienoje ar kitoje grupėje. Savivaldybių atstovų tikrai kviečiame visus prisijungti prie savivaldybių grupės. Komunikacijos atstovus turiu mintyje prie savivaldybių krizių valdymo grupės ir kuo daugiau turėsime žmonių iš savivaldybių, tuo lengviau galėsime suvaldyti krizinės situacijas vienoje kitoj, vienam ar kitam Lietuvos regione. Užpuolus žiniasklaidai, kol dar nėra analizės ir panašiai, ar tokioje situacijoje atsakymas nesu įgaliotas atsakyti jūsų klausimas yra tinkamas, netinkamas. Kaip išvengti, kad tai nebūtų traktuojama kaip išsisakinėjimas ar nenoras suteikti laukiamą informaciją. Taip, Renata, geras jūsų klausimas, atsakymas iš karto ir į tą klausimą, kad nesu įgaliotas atsakyti jūsų klausimus, vadinasi, ne ten atsidūrėt netinkamoj vietoj, bet kuriuo atveju neturite taip atsakinėti. Ir kaip minėjau, 5K metodas labai padeda šitoje vietoje. Būkite atviri, turėkite atsakymus į 5 klausimus, kas žinoma, ką daro valdžios institucijos, ko mes nežinome, ką gyventojai turi daryti, kada mes turėsime papildomą informaciją. Tai labai padeda kiekvienu metu ir vėlgi prašymas, ko gero, yra jums, kad prisiminkite, kad krizinės situacijos ir ekstremalios situacijos metu žiniasklaida nepuola ir jie nėra turbūt tie, kurie tikrai atsitikus ypatingam įvykiui bus, kurie ieškos sensacijų, nes pats įvykis jau yra sensacija. Tiesiog nedarykim komunikacinių klaidų, turėkim atsakymus į 5K klausimus ir pabandykim paversti juos, net jie iš esmės yra mūsų pagalbininkai krizinė situacija. Ar bet kuris darbuotojas gali informuoti, jei nėra įgaliotas. Jeigu visi aplinkui bus nušauti arba žuvę, tai matyt bus vienintelis įgaliotas. Čia labai dramatiškai. Bet jeigu kalbant rimtai, tai turėtų kalbėti tie žmonės, kurie gali kalbėti, kurie moka kalbėti, kurie turi informaciją, kurie turi patirties kalbant, nes ekstremalios situacijos metu, krizės metu labai svarbu yra nebūti išsigandusiam prieš kameras, nebūti išsigandusiam prieš žurnalistus, nes ir nuo jūsų laikysenos priklauso taip, kaip įvairias krizinės situacijas reaguos ir jūsų žmonės. Turbūt atsakiau iš šitos klausimus. Tai gal, matyt, sekantis žingsnis po to, kad prasideda situacijos valdymas, susikuria operacijų centras, gaunama informacija iš įvykio vietos, generuojama informacija pagal informacinis valdymą. Aš nemanyčiau, kad komunikacija yra sekantis žingsnis po to, kai užsikuria operacijų centras, nes dažniausiai klausimai ateina pirmiau, negu operacijų centras pradeda veiklą. Tai šitoje vietoje komunikacijos žmogus yra vienas iš pirmųjų, kuris susiduria tiek su visuomenės galimų nepasitenkinimu arba pagalbos šauksmu, tiek su žiniasklaidos klausimais. Tai tas žmogus turėtų būti informuotas iš karto ir be abejo vadovas turi turėti visą patikimą informaciją, kas yra labai svarbu. Kaip mes vertinam tarp institucinį informacijos valdymą Lietuvoje? Aš galiu pasakyti taip. Tikrai geriau negu buvo prieš 2 metus. Tikrai geriau negu buvo anksčiau. Ir tai, kad mes šiandien turime 600 dalyvių tokiuose mokymuose, mes visi suprantame komunikacijos svarbą. Visada galime padaryti geriau, todėl ir sakome, kad sukaupta duomenų ir žinių bazė, kaip mes vienoje ar kitoje kriziniai situacijai laimėjome ar padarėme klaidų, padeda mums kiekvienoje kitoje situacijoje ateityje būti stipresniais. Toks mano atsakymas. Dar turime gal klausimų? Aš manau, mes dar turėsim klausimų po to, kai apžvelgsime praktinės situacijas, kurios yra buvusios nutikę. Tai dabar norėčiau perduoti žodį kolegai Romui ir šiek tiek įdomesnę galbūt
paskaitos dalis apie tai, kaip Lietuvoje valdoma kova su dezinformacija. Prašau, Romai. Sveiki, ar matot mano prezentaciją? Matome matau. turbūt. Tai gal Taip, galėtumėt matos. pasidalinti tiesiog rodymo režimu? Oho, kaip tai padaryti dabar? Piltuvėlis ten apačioje. Supratau. toks mygtukas gali būt. Supratau. Va. Tai visi matot, visi girdit turbūt. Tai mano užduotis yra jums pristatyti, kaip mes šauniai ir gerai kovojam su dezinformacija. Tai galiu pasakyti, kad mes Nacionalinio krizių valdymo centre esame išsiskyrę savo veiklas į dvi dalis šitoje srityje. Tai yra mūsų vidiniai darbai, tai ką mes darom, tai ką matote skaidrė, tai vidinė NKVC veikla, tai mes rengiame reguliarius analitinius produktus, o juos tai darome patys stebėdami ir vertindami iškylančius informacinius incidentus, dezinformaciją, propagandą, rengiame įžvalgas ir rekomendacijas, teikiame tiek tarp instituciniai komandai, tiek savo vadovybei. Taip pat čia yra vidinė dalis, išorėje mūsų užduotis yra koordinuoti tarp institucinį analitikų tinklą, tai yra tos institucijos, kurios dirba analizės srityje, dezinformacijos analizės srityje. Tai esame sukūrę nuo Liepos 1 10 institucijų tinklą, jį įtvirtinę. tą institucijų sąrašą jūs matote prieš save skaidrėje. Tai kariuomenė, Kamas Urmas, žurnalistikos etikos inspektoriaus tarnyba, radio ir televizijos komisija, policija, antras operatyvinis tarnybų departamentas, VSD. Taip pat su mumis bendradarbiauja ir akademinė bendruomenė, kaip matėt šiandien ryte, ir nevyriausybinės organizacijos. Kaip ir minėta anksčiau, labai aktyviai įsijungia Šaulių sąjunga ir labai mums padeda. Kaip matote, institucijų spektras yra toks įvairus, tai ne vien tos kietosios saugumo užtikrinančios institucijos kaip kariuomenė ir žvalgyba, tačiau yra ir kitų institucijų, kurios nemažiau svarbios ir turi savo analitinį barą, kuriame dirba. Esame pasiskirstę atsakomybės rytimis, vykdome sąveiką, susitinkame kiekvieną savaitę ir gyvai aptarti tai, ką mes matome, kokios tendencijos ir ką tai galėtų reikšti, ir po to gimsta produktas, apie kurį pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Tai apibendrinant, suvienodinama metodologinė prieiga, nes įvairios institucijos įvairiai vertina dezinformaciją, kadangi turi skirtingus tikslus. Tai tą artėjame prie suvienodinimo, taip pat apjungiame įžvalgų ir vertinimo pateikimą, tai tas taip vadinamas jungtinis vertinimas, kuris yra bendro jungtinio grėsmių vertinimo dalis. Tai dezinformacijos vertinimas yra bendro grėsmių paveikslo įvertinimo dalis. Atsižvelgiant į šitą darbą dekonstruojame, reiškia, priešiškų veikėjų modus operandi, tai reiškia, ne tiek reaguojame į pačią žinutę, kiek pamatome, koks jų yra veiklos metodas, ir į tai atsižvelgiame savo darbe. Ir tai yra tvarus analizės modelis, nebesiblaškom, žinom, ko norim, turim kriterijus ir judam į priekį. Tarp institucinis modelis, jeigu žiūrint per infrastruktūrą ir technologijas, tai remiasi OpenCTI platformą, apie kurią taip pat trumpai dabar pristatysiu. Tai OpenCTI platforma yra siūloma Europos išorės veiksmų tarnybos. Tai yra būdas pamatyti ir suagreguoti visus turimus duomenis apie informacinės atakas, veikėjus,
procesus, kurie vyko aplink jas ir matyti paveikslą tiek pačių grėsmių, tiek veikėjų, kurie tas grėsmes sukelia. Tai nėra monitoringo platforma, tai yra daugiau duomenų telkimo ir analizės platforma. Tai joje visos institucijos susijungia, sukelia tuos incidentus ir tada mes matome taip vadinamą tą incidento medį, tai nuo kuris prasidėjo, su kuo jis galimai yra susijęs, kurių viešoje erdvėje galbūt mes nematom šitų veikėjų, bet galbūt anksčiau tie veikėjai bendravo su kitais dezinformacijos skleidėjais ir tikėtina, kad ten gali atsirasti nauja ir panaši dezinformacija ir panašiai. Tai reiškia tokia pagalba, kuri leidžia mums matyti ne tik vytis, kaip sakyt, tos dezinformacijos skleidėjus, bet ir šiek tiek nuspėti, ką jie darys ir ką jie ruošia. Tai, kaip matot, visos institucijos, kurias anksčiau išvardinau, čia yra su gražiais logotipais, tai dar kad patvirtinimas, kad dirbame kartu. Ir kas iš viso to gaunasi, tai kiekvieną savaitę po to mano minėto trečiadienio susitikimo mes, kaip koordinuojant instituciją, parengėme ir su kitais veikėjais suderiname, reiškia, panašų tokį produktą, kurį matote dabar prieš save. Tai yra konsoliduotas informacinių incidentų analizės modelis, kur įvertiname... Aš atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet nematome skaidrių. Labai atsiprašau, bet nematom, nerodo. Ar visi nematote? Nejuda jos tiesiog. Aš matau. Matom, bet jos nesikeičia. Nesikeičia jo. Kitas kompiuterio ir jūs, kai perjunginėte, nepersijungia, nes tas, kas pirmas pasidalino, jisai valdyti galėtų. Tai jum gal mano. O dabar nesikeičia niekas? Ne. Gal iš naujo pamėginkit. Reiktų išjungti Dariaus Buto skaidrės, tiesiog jos rodomos yra ekrane. Na, tavo rodom. Ir formatą gal galite pakeisti, kad per visą ekraną rodytų. Aš dabar savo išjungiu. O kurioje vietoje nebematėt? Nuo pat pradžių. Čia dabar Dariaus Butos matosi skaidrė. Rodo Dariaus Buto skaidrės. Tai va, čia mes užbaigėm. Tai va, kaip sakyt, jeigu nematėt prieš tai labai daug nepraradot, kadangi čia yra esminis produktas, kas gimsta iš mūsų tarp institucinio bendradarbiavimo, tai tos 10 institucijų parengia šitokį produktą mums koordinuojant ir vadovaujant kiekvieną savaitę. Jis yra išplatinamas tiek toj pačioj analitikų komandai, tiek strateginės komunikacijos ekspertų komandai, tai tie, kurie siūlo komunikuoti vienaip ar kitaip ir siūlo reaguoti į tai, ką matote prieš save. Mes strateginės komunikacijos komandoje aptarėme šituos incidentus ir kitus įvykius, kurie gali grėsti nacionaliniam saugumui ir pateikėme rekomendacijas vadovybei. Taip pat šitą produktą gauna ir mūsų vadovybei, skaitant ministrę pirmininkę. Taip, tai galima kitą skaidrę. Ačiū. Ir gali kilti klausimas, kas ten buvo tie geltoni, raudoni ir įvairūs kiti blokeliai. Tai čia yra analizė ir duomenim grįstas vertinimas, kuris remiasi į vyriausybės nutarimą 955, strateginės komunikacijos koordinavimo tvarkos aprašas. Tai jo vienas iš svarbiausių momentų yra, tai informacinio incidento įvertinimo algoritmas. Anksčiau, iki šito dokumento įteisinimo, tai buvo daugiau toks jausmas, kad mums reikėtų ar nereikėtų reaguoti, tai mums skauda ar tai mums neskauda.
Tai nusprendėme, kad tai nėra pats geriausias kelias, kaip sakyt, reaguoti į dezinformaciją, nes oponentas tikrai mėgsta mus įtraukti ten, kur jam patogu. Tai sukurti kažkokią situaciją, kad mes įsiaudrintumėm ir įtrauktų mus į kažkokią diskusiją, kur mums nereikalinga dalyvauti. Tai todėl gimė noras ir idėja sukurti tokią balų sistemą, kuri padėtų mums priimti sprendimą vertinti. Tai reiškia, iš esmės vertiname 3 kriterijais, tai šaltinio kriterijus, tai yra, kas iš esmės yra tas šaltinis, kuris skleidžia tą informacinį incidentą, tai yra informacinį incidentą, dezinformacija, turinys, kas ten yra parašyta, parodyta ir panašiai. Ir 3 kriterijus tai yra kontekstas. Tai reiškia, kokiam kontekste visa šita dezinformacija, informacinis incidentas pasirodė. Pavyzdžiui, jeigu mes turime kažkokį, pavyzdžiui, NATO viršūnių susitikimą ir tuo metu pasirodo kažkokia dezinformacija apie tai, kad, reiškia, NATO bus išformuota. Aš dabar taip šaunu iš oro, bet kad suprastumėt esmę. Tai reiškia, šituo atveju mums šitas dezinformacinis incidentas bus gerokai svarbesnis, negu jeigu šito konteksto nebūtų. Jeigu nebūtų to NATO viršūnių susitikimo, tiesiog eilinė diena ofise ir tokia dezinformacija pasirodo, tai mes galbūt vertintumėm kitaip. Tai atsižvelgiant į visą tai, ką prieš tai pasakiau, tai šaltiniui duodam 4 balus, todėl kad jo reikšmė labai svarbu, tai yra kas pasako, ar tai pasako kažkokios rytuose esančios valstybės vadovas. Užstrigom šiek tiek. Ar kitiems? Aha, Dariau, o jūs girditės? Ar kartu su Romanu? Luktelkim turbūt. Truputėlį palaukim, galbūt ten. Šiek tiek buvom dingę. Taip, buvote. Ar dabar jau viskas gerai? Rusai tikriausiai atjungia internetą. Palaukit, žiūrime, Romas bando prisijungti. Romai gyvas. Tai tu gali ateit pas mane, pasikeisim ir galėsit jūs prezentuoti. Tuoj sekundėlę. Gerai viskas. Komandinis darbas. Praktiškai matome, kaip krizės valdomos. Mažos. Komandiškai viskas. Tuoj sekundę, Romą, aš jungsiu. O bendrinimas veikia ar ne? Ne, neveikia. Matosi PPT? Matosi, bet nerodymų režimu. Tuoj sutvarkys. Puikiai. Štai ir aš. Ar girdit mane? Taip, girdim, puikiai. Puiku. Tai pratęsiant, ką kalbėjom, tai informacinio incidento vertinimas, tai 3 šaltiniai, 3 kriterijai, atsiprašau, šaltinio kriterijus, turinio kriterijus ir konteksto kriterijus. Ir atsižvelgiant į tai, mes tikimės iš institucijų, kad jos identifikavusios incidentą pateiks savo vertinimą. Reiškia, čia matote tokią lentelę, kurią tikimės, kad atsiųstų ir mums visiems būtų paprasčiau reaguoti ir pateikti bendrą informacinio incidento vertinimą. Apačioj matot, kaip mes vertinam. Tai yra lygių sistema, tai reiškia, surinkus tam tikrą balų skaičių, mums tai padeda priimti sprendimą, ar tai yra 4. žemiausias lygis, kur mes visiškai tiesiog ignoruojame tą informaciją ir nesirengėme kažkokiu tai būdu atsakyti į dezinformacinę ataką.
Trečias lygis, kuomet surenkama nuo 3 iki 5 balų, tai yra reaguojama viešosios informacijos skleidėjo priemonėmis, tai reiškia, mes pasiūlome galbūt žiniasklaidos priemoniai, kad galbūt jai yra įdomu ir ji nori pakalbinti kokį vieną kitą ekspertą iš išorės, tačiau mes patys kaip institucija nekomentuojame ir nereaguojame. Antras lygis, tai yra vidutinis, kai surinkama nuo 6 iki 8 balų, tai reaguoja valstybės institucijos ar įstaigos. Ir pats aukščiausias balas, kai reaguoja ministras pirmininkas arba vyriausybės nariai. Reikia suprasti, kad tai yra, kaip sakyt, toks labiau mąstymo būdas ir ne visada tos aiškios ir griežtos taisyklės veiks, tačiau kartais pasitarę, pasiderinę, priimam kitokius sprendimus negu rodo balai, bet tai mums padeda turėti pirminį vertinimą, atsispirti nuo kažko, nepradėti džiazuoti visiškoje lygioje vietoje ir kad mūsų oponentas neįtrauktų į kažkokį mums nepatogų kalbėjimą ir panašiai. Ir kaip veikia tas visas algoritmas, tai minėta analitikų komanda, kuri veikia ne tik tais trečiadieniais, kai susitinka ir tarėsi apie informacinius incidentus, bet jie veikia ir kitom darbo dienom, tai bet kurio dieną ar paros metu pastebėję informacinį incidentą, jie informuoja Nacionalinį krizių valdymo centrą, atsiunčia tą pirminį vertinimą, kaip jie vertina tą informacinį incidentą ir tada atsižvelgiant į nutarimą 955 komunikacijos ekspertai priima arba siūlo priimti vienokį ar kitokį reagavimo lygį. Tai sako, įsivertinom, trumpai padiskutavom tas 15 minučių, kurias minėjo Darius prieš tai. Ir siūlome, kad tai būtų, sakykime, trečias reagavimo lygis, tai susisiekėme, pavyzdžiui, su Delfi, LRT ar TV3 ir sakome, žiūrėkit, gal jums įdomi šitą informaciją, bet mes nenorime komentuoti. Arba antras lygis, kai matome, kad reikalinga institucijų reakcija ir tiesiog sureaguojame, ar tai būtų kažkoks postas žiniasklaidos socialiniuose tinkluose ar kažkokia kitokia priemonė ir panašiai. Ir kai visa tai įvyksta, mes pasižiūrime, kaip mums sekėsi atremti tą informacinį incidentą ir jeigu reikia kažkokių papildomų priemonių, mes stengiamės atsižvelgti į tai ir pakoreguoti savo komunikaciją. Tam, kaip minėjau, mes turime susitikimus aptariant produktą savaitinį, bet ir kitus dalykus. Tai yra tarp institucinis susitikimas, kuriame mes identifikuojame, ką mes turėtume padaryti ir ką padarėme prieš tai, gerai ar blogai. Ir tuomet toks savaitinis ritmas, tas battle ritmas, užsisuka ir mes galime adaptuotis prie situacijos, jeigu to reikėtų. Tai aš pasisakymą baigiau. Gal jūs iš šitos dalies turėtumėt man klausimų? Klausimų nėra, tai tada galėčiau perduoti Dariui. Jo, grąžinti kompą ir kad jis pratęstų apie kaip buvo valdomi incidentai. Gerai. Manau, kad jeigu kam kiltų koks klausimas eigoje, tai tikrai jau yra. Kokia institucija yra ekspertinė istorinės atminties dezinformacijos temomis? Aurelija klausė jūsų. Ok, girdim klausimą. Istorinės atminties pas mus veikia ir komisija. Romas yra pats ekspertas, bet jeigu kalbam apie ekspertinius vertinimus dezinformacijos, kaip ir minėjau, turime iš 10 institucijų
analitikų komanda, kurie dirba būtent dezinformacijos analizės srityje. Ir būtina suprasti vieną dalyką, kad institucijos Lietuvos valdo patikimą informaciją ir tie analitikai, kurie stebi dezinformaciją, visada gali palyginti, kas yra skelbiama priešiškoje spaudoje ir kokia yra iš tikrųjų pas mus informacija mūsų institucijų ar partnerių informacija. Tai palyginus su skleidžiama propaganda ar skleidžiama neteisinga informacija, su ta informacija, kuri yra paremta objektyviais duomenimis, mes mūsų tarnybos tiek kariuomenė, tiek institucijos gali pateikti labai aiškias išvadas, kur yra neteisinga informacija, kur yra informacinė ataka, kur dezinformacija ir kas už to stovi. Aš tai gal pridėčiau, jeigu girdit mane. Taip. Girdim. Tu girdi, nes tu šalia. Girdim. Tai aš tik papildant, visada yra ne veltui tas tų 3 kriterijų vertinimas yra padarytas, kad šaltinis labai svarbu. Tai įvertinant istorinės atminties dezinformaciją, svarbu, kasgi yra tas šaltinis. Jeigu tai, sakykime, yra kažkoks Rusijos portalas ar kažkas, tai gali būti vieni ekspertai, kurie vertins, tai gali būti, jeigu savom pajėgom, tai gali būti ir kariuomeniai, mes turim žmonių, kurie istoriją puikiai išmano strateginės komunikacijos departamente, bet gali būti tokia situacija, kad ta dezinformacija pasirodo, pavyzdžiui, vakarietiškoje žiniasklaidoje. Nutransliuoja, pavyzdžiui, iš rusiškos, ar yra tikslingai ten patalpinama įvairiom priemonėm. Tai čia jau užsienio reikalų ministerijos kolegos galėtų pakomentuoti. Ir visame tame tarpe veikia ir mūsų žvalgybos tarnybos, tiek vieniems, tiek kitiems. Tai yra, kaip pasakyti, kad kažkuri viena institucija atsakinga už istorinę atmintį, tai taip negalima. Kiekvienas atvejis yra visada unikalus. Dariau, jeigu kalbate, tai negirdime. Gerai, buvau išsijungęs mikrofoną. Ačiū labai už pastabą, tai pabandykim pratęsti. Taip. Sekundėlę. Taip, tai kaip jau buvau užsiminęs, šiek tiek papasakojau apie praėjusių metų hibridinę ataką, tai dar kartelį tiesiog galiu indikuoti pagrindinę mintį, kad ypatingai svarbu kuo daugiau institucijų turėti kontaktus ir tą turėti tokią agentūrą institucinę, išlaikyti mūsų nuolatinį bendravimą. Todėl aš džiaugiuosi dar kartelį, kad viešojo valdymo agentūra suorganizavo šitą kartu su mūsų pagalba seminarą ir mes vieni kitus geriau pažinsime ir žinosite, kur kreiptis ir žinosime ir jūs labiau, turėdami jūsų kontaktus. Tai labai svarbu, kad visi būtumėm viename informacijos lauke ir vienos ar kitos institucijos rekomendacijos tikslinėms auditorijoms nesiskirtų. Praėjusiais metais turėjome didelį gaisrą Ekoservice teritorijoje ir aš labai džiaugiuosi, kad padarėme labai didelį progresą. Yra sukurta atskira aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų, aplinkos apsaugos departamento, agentūros, visuomenės sveikatos centro, priešgaisrinės gelbėjimo departamento grupė, kurioje kolegos, jeigu praėjusiais metais vykstant Ekoservice gaisrui reikėjo įkalbinėti, pakelti ragelį, eiti per ministerijų kanclerius iki kiekvieno specialisto atskirai, kad informacija būtų kuo skubiau išplatinta visuomeniai,
tai šiandien jau beveik ir be NKVC įsikišimo institucijos randa bendrą kalbą, derinasi informaciją ir įvykus vienam ar kitam gaisrui vienoda informacija pasiekia gyventojus, pranešimai išplatinami laiku, susiderinama ir tikrai turbūt viena iš mūsų misijos dalių, tai yra mokyti ir praktikuotis veikiant ekstremaliom situacijom. Jinai yra įgyvendinta, kalbant apie bent jau vieną sritį, tai yra gaisrus ir kitus nelaimingus atsitikimus, kurios likviduoja gelbėjimo departamentas ir aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos. Kalbant apie Izraelį įstrigusius Lietuvos piliečius, prisimenant šitą istoriją, būtų galima paminėti, kad išmokta pamoka yra, kad nereikia laukti konkrečių rezultatų to, ką daro institucijos, bet ypatingai svarbu yra palaikyti artimą ir glaudų kontaktą su žmonėmis, kuriems reikia pagalbos. Didžiausia problema tada buvo kelios maldininkų grupės, kurios įstrigo Izraelyje ir kurios nežinojo, kaip jiems elgtis, ir galbūt šiek tiek šaltas mūsų institucijų bendravimo tonas su jais sukėlė labai daug rezonansinių komentarų Lietuvoje ir ne tik. Vertinant pačią operaciją, Lietuva savo piliečius evakavo per 3 dienas po įvykio, kai Hamas užpuolė Izraelį. Ir buvome tikrai greitesni į Vokietiją, Ameriką ir kitos didžiosios valstybės. Nepaisant to, tikrai buvo galima šeštadienį, sekmadienį palaikyti glaudesnį kontaktą ir ryšį su ten įstrigusiais Lietuvos piliečiais. Ir be abejo informuoti laiku ir tinkamai žiniasklaidą, ką mes pradėjome daryti ne šeštadienį, kai įvyko užpuolimas, o tik sekmadienį vakare ir be abejo kitomis dienomis. Vienas iš pavyzdžių, kai turėjome sėkmingą komunikaciją su Kretingos, su savivaldybė, tai būtent su Kretingos rajono savivaldybė, kai kilo potvynis ir bendraujant su savivaldybės atstovais priimtas sprendimas informuoti gyventojų perspėjimo informavimo sistemos pagalba, tam tikroje teritorijoje gyventojus ką daryti ir kaip daryti, ir nuolatinis savivaldybės ir NKVC ryšio palaikymas, aš manau, buvo kaip vienas iš tokių geresnių komunikacijos pavyzdžių ir derintų pavyzdžių, kaip komunikuoja institucijos kartu su savivaldybėmis ir kaip gyventojai gauna visas rekomendacijas, pradedant nuo to, kur reikėtų persikelti, baigiant iki to, kas turi patikrinti šulinių vandenį ar gerti jį sveiką ir saugų. Ko gero paskutinis pavyzdys, kalbant apie informacinius incidentus ir grįžtant prie šių dienų didžiausių rizikų ir grėsmių, tai yra kalba apie Rusijos įvairius informacinius incidentus ir jų keliamas baimės Lietuvos gyventojams. Turbūt neseniai visi prisimenote, kaip pasirodė žinia, kad Rusija pakeičia sienas, pakeičia demarkacijos zonas su Lietuva ir Suomija. Tai mes iš ties džiaugiamės, kad iš Užsienio reikalų ministerijos ir kitų institucijų gavome informaciją signalo programėlę. Priimtas sprendimas, kad komentuoja Užsienio reikalų ministerija, kuri ir parengė, kaip mes atsakinėsime į rusų sumanimą. Ir visos institucijos ir Lietuvos politikai, ir Lietuvos vadovai žinojo, kokios pozicijos laikytis. Ir skleista vieningai ir sklandi valstybės institucijų komunikacija parodė, kad galime susitelkus dirbti įvairių informacinių incidentų ir krizių metu. Ir paskutinė, ko gero, mūsų skaidrė šiai dienai, matote kontaktus, kuriais galite mus pasiekti. Jeigu ryšys visiškai neveiktų, matote ir palydovinio ryšio numerius, kurios žino jūsų institucijų parinkties pareigūnai ir kiti žmonės atsakingi už saugumą. Tai turbūt belieka pasakyti labai ačiū visiems, kad skyrėte savo dėmesį mūsų prezentacijai, pristatymui.
Ir jeigu dar būtų klausimų, tai be abejo, mielai jūs atsakysime. Taip, Rita. Negirdim. Nesigirdi, Rita, jūsų. Matomai mikrofoną nepavyksta įsijungti. Tai gal parašykite tuomet irgi skaitysime. Tai kolegos, matau klausimų daugiau kažkaip nelabai mes čia šiandieną turime. Turbūt viską labai aiškiai išdėstėme, arba turbūt nieks neaišku, kad nieks nieko neklausia. Taip, tikriausiai abu Dariau jūsų teiginiai. Teisus. Tiesa, dar kolega Romas sako, kad kadangi jisai parengė labai sudėtingą testą, tai turbūt vis tiek smagu būtų išsilaikyti, tai galbūt tiesiog pereiti per tam tikrą svarbę labai informaciją ir užakcentuoti pačioje pabaigoje, kad kolegos iš kitų institucijų žinotų, nes galbūt ne viską pasakėme ir ne viską užakcentavome pristatymo metu. Tai jeigu mes kalbame apie strateginę komunikaciją nacionalinio saugumo srityje, tai turbūt reikėtų atsiminti, kad už tai yra atsakingas nacionalinis krizių valdymo centras. Kalbant apie tai, kurios institucijos yra svarbios vykdant strateginę komunikaciją nacionalinio saugumo srityje, tai kaip ir minėjau, visos institucijos, visos čia dalyvaujančios institucijos yra svarbios ir jeigu institucija jau yra sukurta Lietuvoje ir jinai gali tapti ir informacinio, ir cyber incidento taikiniu, todėl kviestume visus domėtis ir visus bendrauti ir visus krizių metu komunikuoti tarpusavyje, kad informacija pasiektų gyventojus tinkamai ir laiku. Kokie kriterijai vertinami? Kalbant apie dezinformaciją, tai Romas minėjo, turinys, šaltinis, kontekstas. Kokios strateginės komunikacijos nacionalinio saugumo srityje fazės, kalbant apie krizių strategiją, tai visada verta prisiminti, kad tai yra pasirengimas ir prevencija krizių, situacijos valdymas ir išmoktų pamokų įvertinimas. Kokiu būdu informuoti galima krizių valdymo centrą apie pastebėtus informacinius incidentus. Tai žinoma, neoficialiais raštais, kurie atkeliaus kartu su balandžiais kitais metais, bet kviestume dalintis informaciją telefonu, signal grupėje ir elektroniniu paštu. Taip, kurios valstybės kelia didžiausią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Dėl viso pikto pasikartosim. Rusija, Baltarusija, Kinija. Nacionalinio saugumo strategija. Tai yra įvardinta. Ar savivaldybės lygio ekstremalios situacijos metu turėtų derinti komunikaciją su krizių valdymo centru? Jeigu griežtai žiūrėsime į vieną krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą, tai būnant biurokratai galbūt sakysime ne, bet mes pateikėme labai daug priežasčių, kodėl informacija turėtų būti susiderinta. Siekiant išvengti žmonių panikos visoje Lietuvoje, siekiant pasiruošti galimai valstybės lygio ekstremaliai situacijai ir susiderinti pozicijas tarp savivaldybės ir valstybės institucijų. Romai, gal tu norėtum pratęsti, kitus akcentus dar sudėlioti? Nematau jokių kliučių dėl. Tai pratęskite nuo 8 punkto. Jūs sugalvojate šitą testą. Nuo 8 punkto. Taip. Pas mane truputį kitokie punktai, bet pabandysim. Tai centras, tai kalbant apie krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymai, kad ir nemalonu, bet jas reikia skaityti ir žinoti, tai ką daro Nacionalinis krizių valdymo centras, tai organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų perspėjimą apie grėsinčią ar susidariusią valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tai organizuoja perspėjimą. Čia svarbu nepamiršti. Tai organizuoja iš esmės visiems, tai gyventojų, valstybės,
ir savivaldybių institucijų įstaigų. Taip pat išplatina valstybės institucijų įstaigų turimą arba joms skirtą informaciją, kuri leistų imtis priemonių siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti, arba koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą platinančią tokią informaciją. Tai reiškia, yra du variantai. Arba krizių valdymas centras pats platina, arba padeda ir koordinuoja išplatinant. Tai reiškia, jeigu jūs kaip savivaldybė kažką platinat, tai mes jums visada mielai padėsim ir tai mus įpareigoja ir įstatymas, tai pasitelkdami savo kanalus. Susidarius vadovaujantis krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymų, gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliai situacijai, gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos, ūkio subjektai ir veiklos vykdytojai apie gresiančią susidarius ar paskelbtą ekstremalią situaciją perspėjami, nedelsiant iš karto išplatinama. Kas yra išplatinama? Tai išplatinama yra valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turima arba joms skirta informacija, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti. Tai reiškia, išplatinama informacija, kuri padėtų suvaldyti tą esamą situaciją. Tai kokie yra nacionalinio saugumo strategijai įvardinti nacionalinio saugumo prioritetai? Tai yra vienas iš prioritetų, tai yra plėtoti valstybės institucijų ir įstaigų gebėjimus vykdyti kryptingą kovą su dezinformacija ir valdyti informacinius incidentus. Ir kitas yra stiprinti visuomenės atsparumą dezinformacijai ir kitoms informaciniams grėsmėms. Tai yra vieni svarbiausių prioritetų. Apie šitą paminėjo. Viskas, Romai, mes padarėme. Taip. Tai ką pakalbėjom, pabandykit neužmiršti ir turėkit mintį, nes tai yra svarbu. Ne tik galbūt darant testą, bet ir šiaip kasdienėje veikloje. Ačiū labai, Romai, ačiū kolegos. Tikrai nedaug pabėgo. Atkritimo rodiklis nebuvo labai didelis. Giedrė, Rasa, ačiū Jums labai ir, kaip minėjau, mūsų kontaktai yra skaidrėje. Jeigu kas nors atsitiktų, žadinkit, padėsim, jeigu reikės pakonsultuosim ir kartu išspręsim, kad Lietuvai būtų geriau. Ačiū labai. Ačiū Jums, Dariau. Matau, kad tikrai vykęs susitikimas, tai matyt galvosim dėl ateities renginių ir tada bendradarbiausim toliau ir kviesim tikslinės auditorijas. Tai dėkui visiems, kad skyrėt šiai temai savo pusdienį laikas, kaip čia sakau, svarbiausias šiais laikais, tai džiugu, kad tai yra svarbu mūsų auditorijai. Ačiū Jums. Dariau, ačiū labai. Ačiū labai. Aš pridėsiu, kad sukėliau pokalbio eilutę informaciją, kuri galėtų būti jums naudinga jungiantis prie Moodle platformos, kaip atrodo langas, į kurį sekantį etapą reikėtų eiti, į lyderystės kompetencijos ugdymo programą, ir ten rasite šiandien dienos susitikimą, įrašą, testą ir grįžtamojo ryšio anketą paprašysim užpildyti. O dar toksai turbūt nuo agentūros mūsų prašymas paliekant webinarą, tiesiog gal žinutę brūkštelti, kas turite mintį, ką išsinešate, ką sužinojote, ką norėtumėte ateičiai sužinoti, ar ne, tokį gal lengvą grįžtamą į ryšį mums būtų labai svarbus, naudingas ir malonu būtų gauti. Ačiū visiems. Tai ačiū kolegos, atsijungiam. Visą. Visą iki. Ačiū, viso geriausio.